Radistai. Bam, bam, bam. Radistai. O, papa. Radistai. La, la, la. Radistai. Radistai. Tai būtent. Это laida Radistai. Man atrodo, kad biškiai priveržė mikrofonus. Eik jau. Nu? Nenumatyta buvo. Eik tu savo, kaip gerai. Ar tikrai? Ar tikrai priveržė? Ne, nu, tipo, pavyzdžiui, mano va jau fiksuojasi bent 3 vietose. Laida Radistai tęsia savo programą ir 15 minučių после 9 valandų vakaro Justinas ir Rolandas su jumis. Justak ir Rolandak. Justinak ir Rolandak su jumis. Rolandečak, mane mačyti. Rolandečak. Justinak ir Rolandečak. Rolandečak. Justik ir Rolandečak su jumis. Ir mūsų передача Radistšiki kaip ir tęsis. Сейчас мы мама келис номерис. Это Slavik ir Dimon. Gerai, juokas juokais. Tai paskutinį tą, kurį aš parašiau, ne? Mes tarsi pakopinau dar kartą. Ne, žinok, tas kur pirmas tau, kur aš siunčiau. Ai, okei. Žodžiu, esmė yra tokia. Tu nori nuėjau? Ką žinau, tu pakalbėk gal. Kieno ten skelbimas buvo dar kartą? Žiūrėk, aš nuėjau į... Palauk, to aš atseksiu, kuris ten skelbimas buvo. Tuoj palauk sekundę. Žodžiu, esmė yra tokia, kad tipo mes nuėjome į skelbimus ir tenais ieško mergaitės tipo va. O skelbimas yra toksai. Mergina ieško vaikino, kuris mėgsta kunilingą. Žodžiu, kuris mėgsta pabebrauti kars nuo karto. Kuris mėgsta laižyti kopūstą. Kopūstą mėgsta palaižyti. Taip, ir neleidžia savo purvino vikšro. Ir jinai neparašė savo numerio. Bet vienas bičas tipo parašė, labukas pasuk man ir įdėjo atsilupelį savo numerį. Nu, tai negi mes dabar jau už tai nebaustelsim. Mes tą mergaitę jam pabandysime ir pakalti. Pigiai. Derėkis, ta prasme. Iš pradžių brangiai, pana pigiai. Alo, čia Ruslanas? Ką? Su kuo kalbu? Su Edgaru. Edgaras, tu skelbimą savo nedėjai? Niekur? Kokio skelbimo? Komentaro, nu, tarsi. Niekur nerašai? Kokio komentarų? Kur mergina ieško vyruko. Ne. Dėl judukės. Ne, ką aš žinau, kokie čia skelbimai šis. O tau nereikia, gal tau merginos ieškai, neieškai? Ai, tipo, ar ieško merginos? Da. O tai ką čia, paslaugas siūlau merginos? Nu, tiesiog tavo numeris, aš žiūriu, parašyta, pasuk man ir ją yra koks, jinai juoda, su didelium siskom, 19 metų, 1,67 ūgis, 5,6 kilai, juoda, nu, likna pakankamai. Nu, koks čia miestas, čia seniai gal rašė, žinai. Aš kur tu esi? Marijampolė. Ne, jinai yra prie Kauno, bet galim atvežti. Kiek valandą, pusę valandą. Nu, tai standartas yra, pilnas komplektas, 200 litų yra už valandą. 200 litų. Plius dabar, jeigu tu ten, nu, galim pusiaukeliai kažkur, bet šiaip už atvežimas dar aš norėčiau, nu, dabavkės iš tikrųjų. Bibi, žinau, seniau gal ir norėjau, nežinau, norma taip paskambinai, taip kaip išgėdavau dienos. Nu tai čia daug numerių buvo ir aš iš tikrųjų niekad neskambinu. Jeigu tu nori, galite su draugu pasirašo irgi 200-300 litų. Vėl žodžiai, ką duosi, žinoti. Šitas, tu neprisiskambinsi šitą numerį man. Ne, tai nueisi tą internetą, susirasi vėl ten. Nu, aš tą bijoju, kad tu susirasi, todėl, kad ten skelbimas yra, jisai jau senas dėtas, yra kas rašęs vapšė, gal, nu, praeitais metais gegužės mėnesį. Ja. Tai aš taip pat kaip supras dabar, tai tu paskambinta. Tai dabar nenori. Nes jinai yra atgrįžus trumpam iš Graikijos ir pabus čia dar iki, man atrodo, 7 dieną, tai yra, nu, dar nedėlę. Nežinau, nenoriu. Ką, neturi babkių, ne? Ką? Neturi pinigų. Ar aš pinigų neturiu? Nu, aš klausiu. Ir tų pinigų, bet nenoriu. Na, o tau jinai negraži, kokia problema, aš suprantu.
Koks skirtumas? Tai kažko tu čia zastalas. Neskirtumo, čia ar graži, ar negraži. Ai, nu ne, aš tik tai, ką aš tau čia nepardavinėjau. Tau reikėjo, aš paskambinau. Jeigu tau nebereikia, aš nebeskambinu. Всё. Nu, tai viskas. Ramu? Nu, ramu. Харе, всё. Дыхай. Ne, taigi reikėjo dar pagėdyti. Zip FM užleisti. Manau, kad draugai gali jį pagėdyti, nes jisai vardą tai savo pasakė. Ai, nu, bet reikėjo Zip FM užleisti. Zip FM. Yeah. Labas, čia Ruslanas. Ne, čia ten kažką, ką jis pasakė? Edgaras, jo. Nu. Tai linkėjimai Edgarui iš Marijampolės, kuris, kaip sakant, ieško Prieš 4 meilės. dienas, tarp kitko, jisai čia ieškojo. Ne kažkada, tai tipo, kaip čia seniai buvo. Čia, tai yra, čia seniai buvau. Bet tai čia neseniai buvau, čia prieš 4 dienas buvau. Tai ką jau ta? Čortai, radistai.